Sveiki, bičiuliai. Va, ieškau detalių. Skyline bagažiniai, vėliau surasiu. Taigi, Skyline'as jau parkingė. Labai laukiau šio momento, kada Skyline'as atsidurs parkingė. Taigi jau jisai žiemoja ir laukia kito sezono. Taigi prižadu jum, kad smulkmenas užsibaigsim su juo ir pirmam Japan Meet'o atidarimo renginukė su juo būtinai sudalyvausime. Rezultatų pakankamai patenkintas, didieji darbai jau yra padaryti, priekis surinktas, sutvarkytas, grotelės yra pagamintos iš 3D spausdintuvo pagalba, tai yra pakankamai kokybiškos, esu patenkintas rezultatų, nudažyta. Čia dar laukia Skyline'o ženkliukas, nupirkom ženkliuką, ne GTR, o tiesiog Skyline'o S radytė, nes čia vėlgi vis tiek nėra tikras GTR'as, tačiau priekis pakankamai gražus ir GTR priekis man labai gražus šiam automobiliui. Bodykitas susidėjo, persidažė, tai kaip matote apatinė lūpa, slenkščiai gale ir apatinė lūpa, tai jisai iš karto pažymėjo, toks tapo agresyvesnis, piktesnis, tikrai labai smagu. Taigi laukia darbai visokios smulkmenos, žinot, kaip ir su daugeliu automobilių, atrodo viskas sutvarkai, tiek nedaug iki pabaigos, o ta pabaiga kaip nėra, taip ir nėra jos. Nes daug kur reikia padažyti šitas vietas, šitie yra pasilūpę, shadowline'as, tarkim, šitos juostelės yra valytuvai, irgi tokie parūdyje. Ratlankius irgi reikia šiek tiek patvarkyti. Pats variklio skyrius, tai norėčiau irgi jums šiek tiek parodyti, jau įgauna vaizdą, dar tikrai yra ką reikėtų patvarkyti ir pagražinti, tas tikrai bus daromas. Tai kaip matote, reikės dar varikliuką išplauti, viskas, bet vėlgi jau yra sudėti filtrai, viskas važiuoja tikrai smagiai, važiavame iki parkingo, tai wow, tikrai potencialo galingumo turi, šiaip labai smagu bus išvažiuoti, nežinau ar ant stendo, ar šiaip išvažiuoti su juo prasivažiuoti, bet jaučiasi, kad tiek iš garso, tiek iš reakcijos į greičio pedalą, kad wow, kad bus gerai ir įdomu. Kas yra labai keista, kad šitoj daly pas Nissaną iš tikro niekur neturi būti. Toks tuščiaviduris vaizdas į interkulerį, ventiliatorius ir kitus agregatus, tai tas man nėra labai gražu. Tai tarkim irgi aftermarket yra dar tokios karboninės arba plastikinės uždangalai yra perkami, kur užsidengia šita dalis. Tai reikės pagalvoti apie šią dalį, gal reikės ją nusipirkti ir įsigyti. Salonas tvarkingas, bet manau apie šį automobilį ir detalesnį jo galimybės parodymą mes pažiūrėsime pavasarį, kai tikrai rasim daugiau laiko ir įdomiau jį nufilmuoti. O šitas epizodas bus šiek tiek kitoks. Norėtumėm jums papasakoti apie šiuos metus, kiek automobilių mums pavyko įsigyti, ką pavyko sutvarkyti, ko nepavyko sutvarkyti, kas laukia dar savo eilės. Tiesa, norėčiau visiems padėkoti komentavusiam praeitam video, kur uždavėm klausimą, kiek automobilių mes įsigijome per šiuos metus. Taigi šio epizodo pabaigoje mes sužinosime tą skaičių ir tuos išrinktuosius bičiulius, kurie Instagram'e susirašysim turbūt ar telefonu susiskambinsim, susitarsime laiką ir nuvažiuosim būtinai, apžiūrėsim fermą bei parkingą. Kokios mūsų naujienos? Tai per šios metus mes aktyviau dirbome su nuoma, o kitais metais aš norėčiau aktyviau pabandyti su pardavimais. Tai vėlgi, tų automobilių parkas yra tikrai didžiulis, automobilių yra daug ir išlaidų, ir nervų, ir rūpesčių yra jų tikrai per daug ir matau, kad su kai kuriais automobiliais, projektais nebespėjau tvarkytis. Taigi planas yra po naujųjų dėti iki 20 automobilių į pardavimą, tai dabar aš juos atrinkinėjau ir bus dedami į pardavimą. Tai yra tiek į mūsų bičiulių bucket listo puslapį, tiek į Facebooką, tiek turbūt į patį mūsų Retronil kanalo puslapį, kuris dabar yra perdaromas, jeigu dabar jis yra sujungtas su vestuviautomobiliai.lt puslapiu, kur yra tik nuomojami automobiliai, o mes dabar perdarinėm puslapį į nuomojamus automobilius, parduodamus automobilius ir visą mūsų kolekciją virtualią, kur irgi planuojame perkelti mūsų kolekciją į tokią virtualią erdvę, kur parodyti tuos automobilius iš arčiau, jų projektas ir taip toliau. Tai tas, manau, irgi pakankamai įdomu yra. O šiuo laikotarpiu ir visą žiemą aš važinėsiu su šituo Lincolnu. Šiaip man asmeniškai jisai tikrai labai patinka. Jisai mano stiliaus automobilis didelis, nerangus, neekonomiškas, nepraktiškas. Tokie automobiliai, kokie man patinka. Tai jisai yra būtent toks. Tačiau iš kitos pusės jisai žavi savo funkcijom, savo galimybėm, savo įdomybėm. Tai ir tikrai labai įdomus automobilis.
Tai aš susitvarkiau, pasidariau daugmaž su juo viską, ką norėjau. Tai yra susitvarkiau ratus, stogą susitvarkiau, persidažiau priekį. Tiesa, nepavyko persidažyti labai kokybiškai, nors antrą kartą ir vėl dažėm ir spalva vis tiek šiek tiek skiriasi, bet jau tiek to. Tai daugmaž man patiko. Ir vat norėjau jums parodyti kaip ir pavyzdį, jeigu tų automobilių tema, tęsiant mūsų tolimesnę video rubriką, tai vat norėjau jums parodyti pavyzdį, kaip automobilio savikaina gali kardinaliai išaugti jį pradedant eksploatuoti. Taigi norėčiau priminti, kad šitą Lincolną aš nusipirkau už $2350, kas yra tikrai nedaug, plus dasidėjo visi mokesčiai, transportavimai, remontavimai ir prasidėjo to patvarkymas. Jeigu atsimenate, jisai buvo į šitą priekį transportavimo metu sugadintas, tai reikėjo priekį keisti, jį tvarkyti, tada keltuvai, kada įkėlė, sulenkė kardaną lyginti, visi kiti darbai, duslintuvo tvarkymas, stabdžiai, taip toliau. Tada greičių dėžėje subirėjo, dingo 4 bėgis, reikėjo greičių dėžę tvarkyti ir kaip matote, taip savikaina augo ir dabar yra savikaina, kaip matot lenteliai, arti 13 000 eurų. Tai kaip matote, nuo $2350 iki 13 000 eurų, kada tu pradedi automobilį eksploatuoti. Bet jau tokia dalia tų automobilių, kad jų savikaina pradeda labai greitai augti jos eksploatuojant. O dabar aš norėčiau pratęsti mūsų pokalbį biure prie kompiuterio, kur mes aptarsime, taigi kokius automobilius mes šiemet įsigijo. Taigi kviečiu jūs kartu praleisti laiką, judame. Taigi, bičiuliai, norėčiau jums papasakoti turbūt, nuo ko prasideda pats automobilių pirkimas, kaip aš jį dažniausiai perku. Tai norėčiau jums šiek tiek parodyti plačiau apie tai ir šiandien papasakoti apie šios automobilius. Taigi, didžiąją dalį aš Bitcarse perku, kaip matote, tai yra puslapis, kuris sujungia Copartą ir AI aukcionus. Galima užsižymėti automobilius ir žiūrėti, tarkim, watchlistą, kurios automobilius mes sekame, žiūrime, kas yra parduodamas. Tarkim, Mersiukas bus labai 2.316 vožtuvų, bus labai įdomu parduodamas. Vieni automobiliai yra Buy It Now, tai yra galės įsigyti už tą sumą, kiti automobiliai yra bidai, čia yra rodo laikotarpį, kada bus aukcionas ir mes taip sudalyvavome aukcioną. Čia savo vagonėriui vis dar ieškau donoro, tai yra vėlgi yra įdomių automobilių. Archyvą mes galime pasižiūrėti, kas buvo pirkta, tarkim, šitas pažiūrėk žalias Porsche, irgi jame dalyvavau, pasižiūrėjau, bet ant tiek brangiai išėjo, čia 996 žalės, man labai tiktų prie geltono, raudono, būtų dar žalės, bet išėjo 16 000, tai yra labai brangu. Mes užeiname į tą automobilį, sale history va čianai ir čia mes matome statusą, sold ar nesold. Nes jeigu tu laimi aukcioną, tai dar nereiškia, kad automobilis yra tavo atiduotas. Ir prie šitos sumos prisideda visos išlaidos, kaip ir Lincoln atveju jau minėjau, pasakojau, kad prisideda labai didelės išlaidos, tai va čia irgi yra paskaičiavimai, kurie yra pakankamai tikslus, pasistatom Lietuvą ir mes matom, lot yra laimėjimas 16 000, aukcionas 1200, mokesčiai, atvažiavimas iki Klaipėdos ir mes gaunam jau $19 000, plus čianai eina 10% plus 21%, muitas, PVM ir žiūrėt, prisideda išlaidos, iškrova konteinerio, atvežimas į Vilnių, taigi ten tikrai tos sumos susikalkuliuoja labai greitai. Tai va čia daug įdomių automobilių, tarkim, šitą irgi žiūrinėjau. Tai automobilį, tai taip, kaip mes diskutavome su bičiuliu Andrium, kad turbūt kiekvieną savaitę gali rasti kažką įdomaus, ką norėtum įsigyti, ką norėtum nusipirkti, arba šitas modelis tikrai labai vertas dalyvavime ir įsigijimo. Tai čia vėlgi toksai, žinot, kaip ir šiek tiek turintis azarto, turintis priklausomybę, tai labai lengva ant to pakipti. Tarkim, Copartė irgi yra, pačiam Copartė, jeigu įeini, kaip matote, jūs galite susidėti irgi savo favoritus, tai lyginant su Bitcarsu, kur prieš tai rodžiau, ten galima užsidėti tik aukcionai, kurie yra paskelbti. Čia vat yra aukcionai yra
paskelbti, tarkim, tai šitos aukcionus mes, reiškia, ir žiūrime, kad jie dar future, reiškia, jie dar būsimi, bet tu gali užsidėti tam tikrus įdomus automobilius. Tarkim, irgi čia, kas mane domina, aš susidedu, laukiu ir tikiuosi, kad ateis diena, kai tie automobiliai išauš. Bet irgi vieni iš jų, pavyzdžiui, yra Pontiacas Firebirdas, kurio aš laukiu dėl kėbulo savo juodajam, tai vat norėčiau, žiūriu, kad būtų geras targa, kėbulas, kad įsigyčiau automobilį, pasileis dalim ir jį galėtum susitvarkyti. EI irgi yra panašiai, gali užsidėti, užsižymėti tos automobilius, kurie tau yra įdomus ir jūs pasižiūrite tos automobilius, kada atsiranda aukcionas, jums ateina į elektroninį paštą priminimas ir tada galime sudalyvauti. Tai yra, kaip matote, automobilių yra tikrai labai daug, šiaip pats pirkimas yra pakankamai įdomus ir kas dar nesate įsigiję, tikrai siūlau pabandyti sudalyvauti arba rasti bičiulį, draugą, pažįstamą ar įmonę, yra Lietuvoje tikrai nemažai įmonių, kurių to užsiema, ir pabandyti įsigyti dar vieną įdomų seną automobilį ir jį atvežti į Lietuvą, kad šis automobilis būtų Lietuvoje. O dabar, sakau, čia tas sąrašas yra begalinis turbūt, bet šitas irgi Plymutas labai įdomus, šis nėra visiškai senas, bet labai įdomus, buvo nedaug vienetų pagaminta, turintis labai įdomią ir istoriją ir išliekamą vertę, tai tikrai įdomus automobilis. Tačiau tų automobilių būtų galima apžvalgas daug padaryti, vėlgi komentaruose palikite, ar tokio pobūdžio turinys jums įdomus ar ne, nes tikrai mes galėtumėm tą ir dažniau daryti, apžvelgti, kokie automobiliai buvo parduoti, už kiek buvo parduoti, kokie automobiliai buvo galima įsigyti. Kas liečia apie automobilius, tai aš nusprendžiau, kad kitais metais aš įsigysiu iki 5 automobilių savo kolekciją. Nes šiais metais jūs pamatysite, sąrašas yra tikrai labai ilgas, gal netgi per ilgas, nespėjau visus sutvarkyti ir turbūt tai nėra sveika toks didelis automobilių kiekis per tokį trumpą laiką, tad apsiriboju save, kad savo kolekciją aš įsigysiu iki 5 automobilių. Kelis automobilius jau esu išsirinkęs, pačius modelius, dar jų nėra aukcionuose, bet pačius modelius esu išsirinkęs, tai yra laukiu, tad tikiuosi, kada jie atsiras, ateis laikas, įsigysiu ir galėsiu apie juos papasakoti jum plačiau. Keletą automobilių turbūt įsigysiu papildomai tik pardavimui, kaip ir minėjau tam projektui apie pardavimo automobilius, bet vėlgi jų tikrai nebus daug. Tad šie metai buvo tikrai įdomus, 25 metai buvo tikrai labai įdomus, labai vaisingi automobilių prasme, tad norėčiau jum tai ir papasakoti. Taigi turbūt pradedam nuo sausio mėnesio, sausio 9 dieną aš įsigijau pirmą šių metų automobilį, tai yra Jaguaras XJR 95 metų. Kaip matote, jisai buvo brauktas šonas, salonas buvo labai tvarkingas jo, bet taip kaip atvažiavo, taip žinokit ir buvo. Jis buvo viskas tvarkingas, užsiveda, buvo aišku kaip ir visada tų netikėtumų, ką reikėjo susitvarkyti, bet iš esmės automobilis yra sutvarkytas. Kaip matote, šonas jau buvo irgi išlygintas pos kebulistus, jis yra dabar dažymo stadijoje, beveik visas automobilis yra nuskutamas iki metalo, kapotas, bagažinės, sparnai, tai automobilis dabar yra dažymo stadijoje, bus nudažytas, techninė pusė sutvarkyta, tai ir bus jau paruoštas kitam sezonui nuomai. Saab 900 Turbo. Tai buvo įsigytas šis baltas automobilis, jis buvo įsigytas Lietuvoje, kelis metus šiandien stovėjo, buvo neregistruotas, šiek tiek gal apleistas, tai mes jį aptvarkėm, padažėm, buvo, kaip matote, stogas, visiškai sutrinėjęs stogas, tai mes visą stogą naujai pervilkom, saloną apsitvarkėme, tai labai šiaip įdomus automobilis, jau paruoštas registracijai. Tai vėlgi Saabų bendruomenė pas mus nėra labai daug, tokia ganėtinai siaura, tačiau patys Saabų automobiliai vėl kaip jau miręs brandas, jeigu žinote, Saabų jau nebegamina, irgi įdomi jos istorija pačio Saabo, kaip ten jos dar bandė gaivinti, nepavyko ir panašiai, tai sakau tikrai, kas apie Saabų, tarkim, tą istoriją gal šiek tiek liūdna nežino, tai būtinai pasidomėkit, nes buvo visai kita filosofija automobilių negu kitų likusių automobilių. Taigi trečias gražuolis yra 60 metų Nash Metropolitan, irgi jau ir dirbtuvių video daug matytas, pasakotas irgi, tai mes irgi buvom jį apsitvarkę, tai jis buvo pasirodo skendęs, tai mes jį sutvarkėm, visus tiltus perinkom, stabdžius perinkom, variklį sutvarkėm, salonas liks per žiemą apsitvarkyti, tai jis jau dabar užsiveda, važiuoja, šiaip kosminė mašina tokia kaip iš kitos dimensijos, šiaip irgi toks buvo spontaniškas pirkinys, bet jis toks
toks sužavėjo tokių savo jaukumų, toks mažiukas, bet tuo pačiu toks keistas ir pati ta istorija to Metropolitano, nes tai buvo kaip ir pokarinis toks pirmas automobilis skirtas moterim, kaip antras automobilis Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis skaitėsi kaip pramogai, pusiau kabrioletas, nors buvo ir kieto stogo. Tai labai įdomi istorija ir dar tiesa geras faktas yra tai, kad iki šiol vyksta lenktynės būtent šių automobilių. Naša sudalyvavo ir American Spirit, kas buvo irgi įmatę tarp kitų amerikietiškų automobilių. Tai sudalyvavom šiaip labai įdomiai, irgi buvo tikrai nemažai ir besidominčių ir šiaip keista matyti tokį gražų dvispalvį automobilį. Turėjom vieną baltą Sabą, tai buvo įdomu išbandyti ir neturbininį S Sabą, tai Amerikos rinkai buvo skirtas S, tai yra galingesnis negu paprastas 900 Sabas, tai irgi buvo nupirktas žalias Sabas, jis buvo be defektų, tai toks ir atvažiavo su didelė rida, tačiau tvarkingas, apsitvarkėm, nupoliravom, sutvarkėm po krušos pažeidimus, stogas viskas veikia puikiai, irgi čia matote yra tokia ganėtinai retos plasmasinės uždangalai, kur uždengia tą visą stogą, tai susitvarkėm. Tiesa dar įdomu, kai Marius varė automobilį, darė cheminį ir taip toliau, rado labai daug dokumentacijos, yra knygutės, servizos, o čia kas buvo įdomu, tai yra Sabo originali sąskaita. Originali sąskaita su visais rekvizitais, su viskuo ir kaina 34 440. Tai toks tikrai įdomus atributas, įdomus suvenyras, kurį radome Sabė. Penktas gražuolis, kurį mes įsigijom vasario mėnesį, tai yra Chrysler LeBaron 88 metų. Tai šitas automobilis kažkaip kol kas nerado vietos mūsų kolekcijai, sutvarkėt, jeigu matėt, buvo ir epizodas, kartu su juo mes jį šiek tiek pristatėm, pavažinėjom po miestą, toks pakankamai įdomus automobilis, toks ir vidus šiek tiek futuristinis, to laikmečio apie 90-ųjų buvo tikrai pakankamai įdomus, tačiau jis toks kažkoks keistas automobilis, neslėpkim, tikrai keistas. Ir vairuojasi sunkiai, vieną pusę nedasisuka, traukos nėra, kūro ima, jis toks pakankamai įdomus. Visai kitas, tai yra Lincoln draugas Cadillac DeVille Coupe. Labai įdomus 67 metų Cadillacas, tačiau, kaip ir pasakojau, nesėkmingas. Mes jį visą vasarą tvarkėm, atrodo, kaip ir čia pavyzdys, atrodo tvarkingas automobilis, bet vis tai mes jį tvarkėm, galiausiai sutvarkėm, tačiau taip ir nespėjom technikinės praeitėm, tai liks balandžio mėnesių, bet labai tikiuosi, kad kitais metais jisai ne vienose vestuvėse sudalyvaus ir galės parodyti savo tą tikrai didįjį žavesį, dėl kurio buvo pirkta. Taigi SL-as, pats modelis SL-as labai įdomus, yra R129 Mercedesas 97 metų, tai šitas mes, kaip sakom, šiek tiek čigoniškas, gal taip nieko neįžeidžiant su tais ratais, R20 labai daug diskusijų, ar jie yra per dideli ar ne per dideli, mano manimu, tokie ant ribos, bet įdomi atrodo. Tai nupirkom žeminančias spyruoklės, mes dar sudėsime, tai jisai šiek tiek pažemės, toksai bus gan žemas ir kitoks, nes šie ratai irgi yra įdomus, kad jie šiaip yra brangus ratai, specialiai gaminti, kai vidus yra išdažomas pagal kėbulo spalvą, tai čia yra kėbulas baltas, ratlankiai balti, tai toks įdomus derinukas, tai irgi su juo dalyvavom keliose renginukuose šiemet sudalyvavom, pats su juo pavažinėjau nemažai. Tai šiaip smagus. 5 litrai varikliukas, kūro aišku ima, bet ir traukia, ir toks jausmas šiaip smagus. Tai iš tų youngtimerių, šiaip mano manimu, tas SL 500 R129 kėbulas yra šiaip labai vykęs automobilis, labai, kaip matot, irgi yra gražios Kriščio nuotraukos, tai taip tikrai gražiai atrodo ir labai gražiai. Mazda 8 draugė, tai 86 metų Mazda 626 Turbo, kurį irgi matėt, turbūt irgi filmavom ir buvo Japan Meeto sezono atidarėme atvarytą, tai iš esmės šiemet mes neradom laiko prie jos prieiti, kokia jinai buvo, pakeitėm tik tai padangas, išvalėm, išsiurbėm ir daugiau nieko nedarėm, tai laukiam fermos, kada sustvarkysim fermą ir bandysim šitą gražuolį atkelti, nes man asmeniškai yra įdomus automobilis, jo tikrai nedarysim idealaus, bet norisi padaryti, kad jis užsikurtų, važiuotų ir šito bardako, kuris yra variklio skyriuje nematytum, bet to geriau šitą užrašas turbo galėtų veikti pagal paskirtį ir pūsti, reiškia, oro į variklį. O čia primenu, kas nematė, Japan Meeto buvo tokia mūsų ekspozicija, kilimukas, stendukas, toks, tas ženklas visiems labai ant lango patiko, toks tikrai įdomus automobilis. Taigi, Porsche Boxeris, 2000 metai, geltonas, ryškus, 2.7, automatas. Šiaip nustebino, kad labai patiko automobilis. Tikrai
nedidelis, žavus, ar jis užbūrė tą savo spalvą, ar vis tiek tai yra toksai mažasis Porsche brolis, ar kad pakankamai stovis jo geras, nes rida nėra didelė, bet tikrai nustebina iš gerosios pusės. Labai smagiai važiuoja, kūro nedaug ima, pojūtis labai geras, toks irgi jaučiasi šiek tiek ir retro, vis tiek ten ir mygtukai, ir funkcijos, būkim realistai, vis tiek 2000 metai, tai 25 metai automobiliui, tai laikas daro savo, tačiau bent jau man asmeniškai, tai su laiku gražėja. Toks mažiukas, ir tie lempos, ir tie ratukai tokie mažiukai, toks tikrai labai jaukus mašiniukas. Tai šiais metais ir vestuvėse sudalyvavo, ir pavažinėjo, ir pasinomavo į žmonės, tai toksai, mano manimu, labai vykęs pirkinys ir irgi iš tų pavyzdžių, kur mes tikrai pakankamai greitai jį sutvarkėm. Kadangi buvo nedidelis dūžis į priekį, detalės buvom susipirkę iš anksto, greit susitvarkėm, padarėm aptarnavimą, nusidažėm, užsiregistravom ir važiavom važinėti. Tai va, labai gražus automobilis. Taigi, priėjom prie 10 Chrysler Imperial, tai yra 93 metai, čia jau mano temos automobilis labai įdomus, šiaip irgi čia iš tų laikmečių, kai Chrysleris sugalvojo daryti tokį prabangų segmentą, bet mano apie jį istoriją gal papasakosim šiek tiek vėliau, kai darysim pilną epizodą jo. Čia jau matytas mūsų Skyline'as R34, tai yra 98 metai. Tai kaip matote, kaip jis atrodė Jungtinėse Amerikos valstijose, apie jo remontą tvarkymą irgi jau buvom pasakoję, ir šitą, ir detalės, tai tikrai buvom papasakoję, va šitas gražuolis. Tai kas liečia dėl jo turėjimo, tai irgi registracija bus turbūt po kelių metų, kai galėsim istorinį automobilį registruoti, dabar teks su juo važinėti ant tranzitinių numerių. Nissan President 94 metų. Tai irgi šitas laukia dalių, jau nupirktas yra vairas atvažiavo, dabar laukiam pakabos dar detalių, galėsim surinkti ir gal netgi kitais metais pavyks irgi Japan Meet atvažiuoti. Tik vat norėjau irgi parodyti, kad lyginant su Centuriu, kuris buvo gamintas, tarkim, iki ten 97-8 metų pirmos kartos, tai šitas jau atrodo tikrai ženkliai moderniau iš to laikmečio japoniškus. Tai yra tiek vidus, tiek ciferblatai, tiek, tarkim, salonas irgi čia matote yra televizorius netgi montuotas, tai toks, wow, labai įdomus mašiniukas. Čia jau matytas tikrai renginiuose ne vieną kartą ir gatvėse turbūt, nes šiais metais tikrai buvo top, aš manau, 5 automobilių, su kuriuo aš važinėjau, tai yra 89 metų Nissan President. Tai antros kartos, tai man labai patiko šis automobilis, tikrai nuostabus automobilis, medžiagos, kokybė, važiavimas, tai tikrai sužavėjo šis automobilis ir manau šių metų tai yra vienas iš top pirkinių, dėl kurių aš esu patenkintas ir visiškai nesigailiu. Merkur Scorpion, 14 numerių pažymėtas lentelėje, 88 metų Merkur Scorpion. Tai irgi čia gal sentimentai, nes tėvai turėjo Ford Scorpion 2.4, čia yra 2.9, pats galingiausias tuo metu Merkuris, tai irgi labai įdomus automobilis su savo istorija, ganėtinai tvarkingas, tai irgi apsitvarkėm, per žiemą mes susitvarkom saloną, persinom sėdynės, techninė pusė jau apsitvarkėm, manau, kitais metais kažkiek išvažiuosim, tikrai su juo bus nedaug važinėjama, bet jisai toks pakankamai įdomus, žavus automobiliukas. Mitsubishi Starion, šito labai laukiu, tai bus baltoji tokia mūsų rikiuotė Starionas, Cressidas ir Skyline'as kitais metais, tai čia yra turbininis Mitsubishi, man tos formos 90-ųjų metų, wow, jis toks kampuotas, pūstas, visas toks, vum, tai irgi labai tvarkingas automobiliukas. Iš defektų jis turi galinį stiklą sudaužytą, bet mes jau radome Lietuvoje. Saloniukas, kaip matote, tobulas. Uoga. Recaro sėdynės, ant diržų turbo, visur pilna mygtukų radyti, irgi su ekvalizeriu, su viskuo, mygtukai, gaugės, viskas taip gražu, kaip ferė, viskas geltona. Bus labai įdomus automobilis, tikrai jo laukiu. Čia mūsų topas, tai yra irgi, jeigu matėte seriją, epizodą apie 100 eurų pirkinį, tai čia yra Seat Malaga. Tai toks įdomus automobiliukas, tai irgi kitais metais norisi jį susitvarkyti ir parodyti jam dėmesio, tai yra susitarta su žmonėm, kurie suvirins jau jį. Lubas pervilsim, variklio skyrių išplausim, paryškinsim tą System Porsche Seat, taip kaip atrodo gamykliškai, tai yra tikrai pabandysim duoti jam antrą šansą. Ford Bronco, kas nežino, tai irgi nupirkau šitą 81 metų Fordą, man asmeniškai tai yra labai ikoniškas Fordukas, labai ikoniškas, labai gražus, matosi buvo darytas, tvarkytas, iš pažeidimų yra pečiukas variklio skyriui apdegęs ir jūs matot persikėlė į saloną, bet tikrai pažeidimai tai nėra dideli.
tai mano manimu bus greitai eliminuojami, va čia variklio skyriui, tai jis jau yra uoste pakrautas, plaukia pakeliui į Lietuvą, tai iš uosto irgi yra nuotraukos gautos, tai ten tikrai nieko baisaus nėra. Čia matyta Nissanas 200, tai irgi labai tas įdomus automobilis, apie kurį jau pasakojam, man pažydas ir vidus futuristinis spidometras, visas to laikmečio magnetolas, ekvalizeriai, tai aš tai turiu silpnybę, bet tiem japoniškam laikmečiui, man asmeniškai labai įdomus automobiliai. Tai irgi sudalyvavom ne vienam renginuke su juo. Taigi atėjome prie Jaguaro, tai jeigu pamenat praeitais metais mes nusipirkom, baltą ir raudoną Jaguarą, kurį tiksliau nupirkom šių metų sausio mėnesį, tai mes jau baigiam tvarkyti, o tą baltą Jaguarą paleidom dalim, tai jisai dalis dalių perės ant šito ir po bordinio Jaguaro bus šitas baltas tvarkomas, pas jį yra supūvusi va šita dalis, tai yra bus sutvarkoma, keičiamas salonas iš balto Jaguaro ir paleidžiamas nuomai. Taigi, atėjome prie 20 numerio, tai prie 20 automobilio, tai yra turbūt mūsų pats toks rimčiausias pirkinys šiemet, tai yra V12 Ferrari 412. Tai yra labai įdomus automobilis, apie kurį aš irgi jau pasakojau vienam iš epizodų, tai labai laukiam jo. Tikrai tikiu, kad bus tiek man, tiek Julijos autodirbtuvėm iššūkis su dalim, su jo remontu, tačiau tikiu, kad bendrom jėgom mes šitą gražuolį sutvarkysim ir šiaip labai laukiu, kai jį sutvarkysim ir išvažiuosim, nes šitas Ferrari turintis V12 varikliuką, man asmeniškai jisai tokių įdomių formų, visiškai kitoks negu ten, tarkim, visi mes pripratę raudoną, sportinį, gražų Ferrari, o jis toks iš visai kitos klasikinių Ferrari dimensijos. Tai labai įdomus automobiliukas. Tai yra Toyota Cressida, 87 metų balta Toyota Cressida, irgi apie kurią matėte ne vieną epizodą. Tai mes irgi šiemet įsigijom, sudalyvavom RHS parodoje, apie kurį irgi matėte epizodą. Šitas automobilis buvo išrinktas Best Car of the Show, tai yra geriausias šou automobilis. Tai apie jį turbūt papasakosim dar gal plačiau ir kitais metais, nes tikrai sudalyvausim dar ne vienoje parodoje, bet man asmeniškai tai labai gražus, maksimaliai išbaigtas Andžejaus buvęs automobilis, tai gražu. Taigi, Lancia tema, 832 irgi apie jį šiek tiek pasakau, tai yra labai įdomus ir retas, labai limituotos serijos raudonos Ferrari Rosso spalvos Lancia sedanas su Ferrario varikliu, tai turintis 280 spidometrą, 9000 apsukų, tai bent jau kiek teko YouTube žiūrėti, kiek domėjusi apie šios automobilius, tai vienas iš jo tokių išskirtinumų, tai yra tas garsas, kaip jis važiuoja, kaip jis jaučiasi kely, tai bus labai įdomu išbandyti, pasidalinti su jumis ir perteikti tą emociją šio įdomaus automobilio, kągi jisai gali padaryti, tai manau labai įdomus automobilis. Ir 23 automobilis tai yra Porsche 928, 87 metų. Šitas automobilis yra tvarkingas, be defektų, tai irgi tikiuosi, kad jo remontas neužtruks labai daug laiko, kai jisai atplauks. Tai irgi vėlgi išbandysim, kaipgi veikia šitas automatinis greičių dėžę turintis Poršiukas. Tai labai toks įdomus, keistas automobilis, bet tuo pačiu jis tam laikmečiui yra žavus ir vėlgi turintis, manau, labai įdomų indėlį į Porsche tą kolekciją, mano Porsche kolekciją turinčią, jisai įneš. Taigi taip mes apėjome jau, reiškia, 23 automobilius, tai yra 23 automobiliai, kurie buvo nupirkti šiemet, reiškia, iki gruodžio mėnesio. Tačiau kol mes išleidome dirbtuvių epizodą, kol išleidome dar prieš tai buvusį epizodą, pavyko įsigyti dar 2 automobilius, tai tokie bonusiniai. Tai 24 automobilis yra 91 metų Nissan Figaro. Tai yra, šiaip labai linksmas, įdomus automobiliukas, turintis labai daug įdomių savybių, tai jis yra retro stilium pagamintas, reiškia, Nissano kūrinys, 91 metų, jis turi pusiau kabrioletas, tai šitas vastogas susiguldo čionai ir jis tampa toks pusiau kabrioletų. Visi buvo skirti tik tai Japonijos rinkai, nors labai pamėgo Anglai, dėl to jų Anglijai labai daug, nes visi yra dešiniavairiai. Turintis 1 litro turbininį varikliuką, visi maždaug turintis baltą saloną tokį irgi, kaip matot, retro, tai manau, kad labai toks įdomus automobilis.
automobilis bus, tai irgi dėl dalių tai laukiu jau jų. Dar, pavyzdžiui, įdomus toks faktas, vieną iš jų faktą paminėsiu, kitus paminėsim, kai automobilis atvyks, kad jie buvo visi pagaminti, 20 000 buvo išleista, visi buvo pagaminti tik 4 spalvų. Buvo originaliai išleistos tik 4 spalvos, kurios atspindėjo metų laikus. Tai buvo žiema, ruduo, pavasaris ir vasara. Ir visos pastelinės 4 spalvos atspindėjo metų laikus. Tai toks tikrai labai įdomus niuansiukas. Ir, paskutinis, šiais metais, dar liko šiek tiek laiko, gal dar kažką įsigysiu, bet bent jau tol, kol filmuojam. Tai paskutinis automobilis yra 25 automobilis, tai yra 88 metų Cadillac Alante. Kabrioletas. Tai irgi, jeigu pamenat, mes esame įsigiję žalios spalvos Cadillac Alante, tik tas žalios spalvos yra pats galingiausias, 93 metų su 4.6 varikliu 32 vožtuvų Norstaro, turintis 300 arklio galių, tai šiaip, wow, ten raketa turėtų būti, bet tas žalias automobilis eis pardavimui, tai jau susifotografavau, po naujų metų mes dėsim skelbimą, kas ieško įdomaus projekto, tai tikrai pasvarstyčiau įsigyti Cadillac Alante, kuris yra šiaip labai retas mūsų kraštuose, o šitą įsigijau savo šviesų Cadillac Alante 88 metų, tai yra antri leidimo metai su pačiu silpniausiu 4.1 varikliuku. Kaip matote, tvarkingų salonų, toksai šviesiai rudas su tamsiai rudu, elektrinių spidometrų, toksai šiaip nedidelė rida, 62 000 mylių, tai toks pakankamai įdomus automobiliukas. Taigi, viskas, kaip matote, čia pateikiu sąrašiuką, apie tos automobilius, apie kuriuos mes šnekėjom, tai yra 25 automobiliai, kuriuos mes įsigijom šiemet. Yra gamybos metai ir yra įsigijimo data, tai kaip matot, buvo mėnesių, kai nieko nepirkau. Pavyzdžiui, buvo rugsėjis toks įtemptas mėnesis, turbūt darbe, kai nebuvo laiko įsigyti automobilį, jokas jokais. Bet aš puikiai suprantu, kad 25 automobiliai tai yra jau šiek tiek per daug. Tai yra per vienus metus tiek automobilių įsigyti, juos sutvarkyti. Kaip matot, dalis automobilių jau yra sutvarkyta, dalis dar tvarkoma, dalis dar laukia savo eilės. Gal kažkokia dalis ir bus parduodama, kai supranti, kad nebėra laiko ar finansų juos tvarkyti. Bet nežiūrint į tai, 25 automobiliai yra pakankamai daug. Ką manot jūs? Tai va, o šiaip ačiū visiems žiūrėjusiems. Tai į praeito epizodo klausimą, kiek automobilių įsigijom, tai turbūt skelbėme nugalėtojus 2 tipų žmonių. Tie, kurie atsakė 23 automobiliai, tai yra tiek automobilių, kiek buvo įsigyta iki, šio epizodo filmavimo, bet tam epizodui. Ir tie žmonės, kurie parašė 25 automobiliai, tai yra tas kol kas tikras skaičius, kokio automobilių kiekį, įsigijau šiais metais. Taigi, kas parašė 23 ir 25 komentaruose, sveikinu, esat nugalėtojai, susisiekėm Instagrame arba telefonu, susisiekėm ir susiderinam laiką dėl apsilankimo fermoje ir parkinge ir vėlgi pravesti, tą tokią personalinę ekskursiją su pasakojimu apie šiuos automobilius. Tai kągi, šis epizodas eina į pabaigą, jis yra tikrai kitoks negu prieš tai, buvę epizodai. Bet irgi įdomu būtų komentaruose sužinoti jūsų nuomonę apie tokio tipo arba tokio stiliaus epizodus su gal pašnekesiais, pamastymu arba diskusija su kolegom apie sunų automobilių įsigijimą, parinkimą, kodėl buvo tokie automobiliai parenkami, kodėl buvo tokie perkami, kokių vertė mano manimu galėtų kilti arba kurie apsimoka pirkti, kaip pavyzdys, Corvette C4 Amerikoje jinai nieko nekainuoja, jeigu mes pažiūrime mobiliai, jos tenai kaina virš 15 000, tai tikrai labai didelis atotrūkis tarp tų kainų, tai yra tikrai tų temų pašnekėti yra pakankamai daug. Tai ką, lauksiu komentaruose. Norėčiau komentaruose sulaukti jūsų pastebėjimą ir modelį, kuris iš šių 25 įsigytų automobilių jums labiausia patinka. Tai yra, koks yra jūsų top automobilis iš Retronil kolekcijos 2025 metais. Tai va, tą ir baigėme gaidą. Ačiū žiūrėjusiems ir judame toliau. Ačiū jums.